Šiandien pasigaminkim tartaletę. Čia yra tešla, tai yra sviestas, miltai, kiaušinis ir truputis grietinės. Tai šitą tešlą išklokim mūsų tartaletės dugną. Tartaletė bus nesaldi, ji bus su daržovėmis. Esu valgiusi tokį labai skanų patiekalą ir galvoju, reikia pabandyti pačiai. Taigi, kol išklosiu visą savo dugną tartaletės, tada ją pakepsiu, bus su daržovėmis ir feta sūriu. Tai tikrai labai skanu. Tai su viena ranka man sunku kloti, išsijungsiu kamerą ir pabaigsiu dėti savo trapią tešlą į dugną, išlyginsiu ir iškepsiu. Štai, išsiklojo mano tešla, išsiklojo visas dugnas gražiai ir dabar į orkaitę kepti. Kol kepa, pasiruoškime įdarą. Maždaug apie 15 minučių tegul pakeps. Turiu tokių daržovių miksą. Brokoliai, morkos, kalafijorai. Aš juos pirkau šaldytus, atšildžiau ir dabar susismulkinu iki savo norimo, aišku, brokolius ir kalafijorus. Morkos yra susmulkintos, tai tuoj padarysim smulkesnius. Susipjausčiau kelias krapų ir šalavijų. Keli lapeliai eina kartu į šitą daržovių miksą. Ir dabar eis fetos sūris. Čia yra toksai graikiškas, paragausim kartu su tom daržovėm. Sumaišau. Fetos sūrį sutrupinu. Sumaišysim kartu su daržovėm. Feta turi sūrumo, tai čia druskos jau nebedėsim, nes užteks nuo fetos. Oi, kaip kvepia su ta feta. Tos daržovės, tas šalavijas ir krapai. Ir to jaus iškeps mano trapioji tešla. Čia bus taip skanu. Dar įdėsiu tomatų padažo. Man čia toksai labai patinka. Yra su gabaliukais. Su pomidoro gabaliukais. Toksai labai tirštas. Tai čia įdedu porą šaukštų to skanaus savo padažo. Tikrai pabandykit, nusipirkit, nereklamuoju, bet sakau, tikrai labai skanus. Pomidorų padažas, autentiškas, juodai geras skonis parašyta, bet iš tikrųjų tikrai juodai geras skonis Vilniaus majonezo padažas. Labai skanus. Įbarstau pipirus ir viską išmaišau. Kol viską pasiruošėm, tartaletę pakepė. Pažiūrėkit, kokia gražuolė. Trapi tešla. Kaip sausainis miltais. Pavirsta ta tešla, vienu žodžiu. O Jėzau, jau įsivaizduoju, kaip bus skanu. Taip, viską išmaišau ir dedu visas daržoves į tartaletę. Štai viską susidėjau, čia išeis 2 porcijos. Tai dabar, kol viskas čia sušils, dar kartelį į orkaitę kokiom 7 minutėm, kad sušiltų visos daržovės ir tada, kol šyla daržovės, gaminsiu padažą. Tuoj parodysiu. 7 minutės, neilgiau. Taigi, padažas. Man reikės plakamosios grietinėlės, bet labai nedaug. Čia kokie 2 šaukštai tos plakamosios grietinėlės. Ir toliau reikalingas lydytas sūris. Man skanu, kai būna natūralus, bet galima kokį norite. Šildau maišant, tada susimaišo ir grietinėlė, ir lydytas sūrelis. Tiesiog užtenka tik tai tiek, kol sušyla keptuvė. Ir viskas, jisai pats pradeda lydytis. Ištenka, net išjungsiu visą tą ugnį ir tos kaitros, šiltos keptuvės užtenka. Į čia lašinsiu eterinius aliejus.
truputuką šiltas. Tikrai net ne 30 laipsnių, o mažiau. Sušilo padažas. Dabar į šitą padažą lašinu baziliko 1 lašelį. Ir šalavijas 1 lašelį. Lašinį 1, įlašą 2. Taip gaunasi, viską išmaišom, traukiam mūsų daržovės, tartaletę daržovinę ir pilam ant daržovių šitą padažą. Kaip jisai skaniai kvepia, tas šalavijas. Patiekalas bus nuostabus. Štai gražuolė mano tartaletė jau iškepta. Pilu padažą ant visų daržovių su bazilikais ir šalavijumi ir kvepia mano virtuvė. Šitą tartaletę galima valgyti ir šaltą. Tas padažas subėga į tas daržovės ir padaro tokį kreminį. Galima valgyti ir šaltą, galima valgyti ir karštą. Čia kaip kam yra skaniau. Einu, greitai ragausiu. Viskas nekantrauju. Trapus, sausaininis, pyragas. Pyragas, pietus. Viskas, eisiu valgyti. Grožis, jaučiu ir skonis bus tikrai labai skanu. Viskas skanaus, kas gaminsis.